Keliaukime toliau prie kaklo storio. Tai pradėkime pradžioje nuo storų kaklų. Storo kaklo savininkas dažniausiai bus tas žmogus, kuris savo veikloje ieškos pozicijų, kuriuose jisai gali atstovėti savo žodį, savo nuomonę. Ir dažnai tai pasitaiko komandos lyderiai, tie vadinami team leaders. Taip pat tai yra žmonės, kurie dažniau pasirinks šiek tiek pavojingesnės profesijos. Ar tai būtų policija, ar tai būtų gaisrininkai, tai yra irgi tie patys medikai, bet būtent jau tokie daugiau su rizika susijusios sritis medicinos. Vėlgi taip pat gali būti ir tie patys greitosios pagalbos gydytojai, kuriems reikia daugiau to tokio vidinio pasitikėjimo savimi, kad jie galėtų greičiau ir lengviau sureaguoti stresinėse situacijose. Taip pat storo kaklo savininkai dažniau bus sutinkami tarp sporto trenerių. Taip pat dažniau tai būna ir vieši žmonės, kurie viešai pasisako, pranešėjai. Paimkime tą patį Tony Robinsoną. Tai yra žmogus, kuris turi pakankamai storą kaklą ir gali suvaldyti didelės auditorijos žmonių. Tad tokių žmonių veiklos sritis turėtų būti ten, kur jie galėtų išreikšti savo žodį, savo nuomonę ir savo poziciją. O kas energetiškai silpnina tokius žmonės, tai yra tos veiklos, kuriuose jiems reikia būti 100% pavaldume. Tai reiškia, jeigu jie virš savęs turi vadovą ir tas vadovas yra žmogus, kuris nesugeba sukurti autoriteto, tai storo kaklo savininkui visą laiką knietės tokį žmogų, švelniai tariant, suvaryti. Ką tai reiškia? Tai reiškia suabejoti jo nuomonę ir parodyti, kad vis dėlto ne taip reikėtų daryti. O kaip žinia, vadovai nelabai mėgsta komandoje tokių žmonių. Taip pat storo kaklo savininkui yra sudėtinga lankščiai žiūrėti į situacijas. Ką reiškia, jeigu situacija netitinka jo suvokimu, jam būna tikrai sudėtinga priimti tai, kad kitas žmogus gali būti teisus, nes jie dažniausiai į situaciją žiūri pakankamai tvirtai ir griežtai, tikėdami, kad jų nuomonė yra teisingiausia. Dabar pažiūrėkime į storo kaklo savininko energetinį lygį. Kaip ir trumpo kaklo savininkas, dažniausiai tai yra žmogus turintis pakankamai daug energijos. Jie gali atlikti ir daug fizinių veiksmų, tai tie patys ūkininkai, jie dažnai turi stambesnį kaklą tam, kad galėtų įveikti daug tų fizinių pastangų reikalaujančių darbų. Storo kaklo savininkas dažniausiai rinksis veiklas, kuriuose jisai gali dominuoti, nes tokiu būdu jisai dominuodamas, jisai pasiema daugiau energijos iš aplinkos. Tarkim, pavyzdžiui, bokso aikštelė, tai yra kovos menai, kur žmogus gali būtent kontakte su kitu žmogumi gauti daugiau energijos iš aplinkos. Storo kaklo savininko energijos lygis dažnai būna pakankamai aukštas, jie būna aktyvūs, jie nori daug veiklos, jie nori daug įvairiausių užsiėmimų. Ir toje vietoje gali ne visada pastebėti, kaip jie išsenka. Tai dažniausiai storo kaklo savininkas rinksis tokias veiklas, kuriuose laisvalaikio veiklas, tokias, kuriuose jisai galės daugiau komunikuoti su žmonėm, nes būtent per santykį su žmonėmis jie daugiau pasisavina energijos negu atiduoda. Taip pat storo kaklo savininkas dažniau rinksis veiklas, laisvalaikio veiklas, kuriuose jisai gali kažkaip fiziškai tame aktyviai dalyvauti. Labai rekomenduoju storo kaklo savininkam pažiūrėti į tokius žygius, kuriuose gali būti ir įvairiausių iššūkių, tai yra, tarkim, pavyzdžiui, buvimas gamtoje be ypatingų kažkokių tai įrenginių, tai yra miegas be palapinės, tarkim, tam pačiam ant to paties sniego ir įvairiausios tokios tie patys kalnai gali būti veiklos, kuriuose jie galėtų šiek tiek pakelti savo adrenalino lygį, kad susirinktų daugiau energijos iš aplinkoje esančių objektų.
Kaip ir minėjau, storo kaklo savininkui dažnai sudėtinga yra situacijos, kuriuose jie turi sumažinti savo nuomonę ir ją pasilaikyti savo. Tad veiklos, kuriuose storo kaklo savininkas praras daugiau energijos, tai yra klientų aptarnavimas, kada jie turi sutikti su kliento nuomonę, turi jam pataikauti daugiau tam, kad klientas liktų laimingas. Storo kaklo savininkas dažnai energiją gali atstatyti kontaktuodamas su gamta ir su žmonėmis. Tai reiškia, su gamta jam galbūt visai tiktų ir sodybos priežiūra, pavyzdžiui, tarkim, turėti tą pačią sodybą, arba tai gali būti kažkokie medžio darbai, kontaktas būtent daugiau su žeme ir su gamta. Kontaktas su žmonėmis vis dėlto turėtų irgi būti daugiau susijęs su fiziniu aktyvumu. Tai gali būti sportas, tai gali būti komandinis sportas, kuriame jie būtų lyderiai. Tokioje vietoje jie tikrai daug daugiau susirenka energijos negu kiti žmonės. Storo kaklo savininkas visą laiką energetiškai bus tvirtesnėje pozicijoje negu kiti žmonės. Pagrindinis saugiklis storo kaklo savininkui tai yra eiti į tas veiklas, kuriuose jie didžioji daly būtų tie žmonės, į kuriuos lygiuosis kiti likusieji. O dabar keliaukime prie plono kaklo savininkų. Plono kaklo savininkui yra sudėtingiau šiek tiek negu storo kaklo savininkui, nes būtent šio tipo žmonės mažiau savimi pasitiki ir juos yra lengviau paveikti išorinę nuomonę. Plono kaklo savininkui yra sudėtingiau atstovėti savo nuomonę, sudėtingiau stresinėse situacijose bei bet kokiose konfliktinėse situacijose. Taip pat plono kaklo savininkui vis dėlto vertėtų rinktis veiklas, darbinės veiklas, kuriuose būtų mažiau atsakomybių, mažesnė atsakomybių našta. Taip pat plono kaklo savininkui lyderio pozicijos arba vadovaujančios pozicijos kelia daugiau streso. Ir tokiose pozicijose žmonės dažnai ateina iki perdegimo kur kas greičiau negu storo arba trumpo kaklo savininkas. Tad o kur plono kaklo savininkas daugiau atranda savo energijos? Tai yra kūryba, tai yra menas, tai yra sritis, kuriuose nėra griežtai apibrėžtų taisyklių, kuriuose gali jie daugiau įdėti savo spontaniškumo, savo kitokio arba įdomesnio gyvenimo matymo, kur galėtų jie pareikšti, sakykime, daugiau tokias vizijas, kurios neturi konkrečiai atitikti tam tikro standarto. Taip pat plono kaklo savininkui lengviau eiti į tas pozicijos, kuriuose nėra labai griežtų rezultatų atskaitomybės faktorių. Plono kaklo savininkai labai puikiai gali įvertinti bet kokias rizikas kylančias, ar tai būtų jų darbinėje veikloje, ar namuose. Jie yra puikūs rizikų vertintojai. Plono kaklo savininkai dažniau rinksis pozicijos, kuriuose bus mažesnė tikimybė ginčų, mažesnė tikimybė stresinių situacijų, nepaisant to, kad to pasitaiko visur. Taip pat plono kaklo savininkai bus pasiryžę labiau komunikuoti su išore tam, kad jie nustatytų, ko išorė nori, kaip išorė norėtų, kad veiksmas vyktų. Tai visa tai, kas yra kliento aptarnavimas, nebūtinai tas tiesioginis kontaktas, kur gali būti stresinių situacijų ir konfliktų, bet, tarkim, pavyzdžiui, nuotolinis aptarnavimas klientų, tai yra tie patys skambučiai, tie patys elektroniniai laiškai. Tai plono kaklo savininkui tai yra pozicijos, kuriuose jisai tikrai komfortabiliau jausis ir jo produktyvumas šitoje veikloje bus didesnis, nes jie netiek daug praras energijos. Taip pat žmogus turintis ploną kaklą dažniau bus linkęs kūrybiškai pažvelgti į užduotis. Tad jeigu jo pozicijoje yra labai griežtos taisyklės, tokioje vietoje plono kaklo savininkui bus jisai tiesiog daugiau laiko praleis ties tikrinimais, pasitikrinimais, kad nepadarytų klaidų. Ką aš rekomenduoju plono kaklo savininkui dėl energijos atstatymo,
tai dažnai yra tos veiklos, kuriuose jie galėtų sustiprinti savo pasitikėjimą savimi. Tai gali būti įvairiausi rytų kovos menai, tai chi, kung fu, cigūnas. Tai yra tos pozicijos, kuriuose žmogus tvirčiau pradeda jaustis ant tos mūsų žemės. Taip pat plaukimas labai puikiai tinka plono kaklo savininkui. Ir žinoma, jėgos treniruotės, kada jie stiprina savo visą raumenyną fizinio kūno, taip jie įgauna daugiau pasitikėjimo savimi ir lengviau gali susidoroti su jų gyvenime pasitaikančiu stresu, įtampa ir konfliktais. Taip pat plono kaklo savininkui vis dėlto dažniau reikėtų poilsiauti tam, kad jisai galėtų lengviau atstatyti savo energijos lygį ir kad galėtų greičiau padaryti norimus ir kad galėtų greičiau pasiekti norimų rezultatų. Plono kaklo savininkas savo namų aplinkoje turėtų susikurti maksimaliai patogias ir jaukias namų sąlygas, kad jisai galėtų ne tik tai jaukiai, bet ir saugiai jaustis namuose. Plono kaklo savininkas visą laiką jautriau reaguos į jo aplinkoje esančias situacijas. Ar tai būtų susijęs su namiškiais, ar su vaikais, ar su darbinė aplinka. Tad tokio tipo žmonės vis dėlto turėtų daugiau skirti fokuso savo psichiniai sveikatai, stiprinti, įgyti žinių kažkokioj specifiniai srity, kurioje jie galėtų būti stipresni palyginus su kitais žmonėmis. Plono kaklo savininkui vis dėlto labiau rekomenduoju pasirūpinti savo psichinę sveikatą. Tai yra tos pačios meditacijos puikiai tinka atstatyti balansą po dienos dirgiklių, po dienos konfliktų ir sudėtingesnių situacijų. Plono kaklo savininkui visą laiką rekomenduoju į jo gyvenimą įtraukti ir šiokias tokias sudėtingesnės praktikas, kaip pavyzdžiui kontrastinis dušas. Taip pat kartais pasiūlau būtent plono kaklo savininkui jogos pozicijas, kuriuose jie gali išugdyti labiau savo fizinį stabilumą. Ta pati medžio pozicija, kur žmogus turi daugiau koncentruotis į savo ašį, kad galėtų išstovėti būtent toje pozicijoje. Tai visos veiklos, kuriuose plonas kaklas galėtų stiprinti savo pasitikėjimą tiek fiziniu kūnu, tiek savo psichiką, jam tikrai padės susigrąžinti energiją ir neišvaistyti jos į išorę tiek daug, kad jie po to perdega ir dažniau būna pavargę bei neramiai miega ir sutrinka tas gyvenimo malonumo pajutimas. Tad tiek būtų apie kaklus, keliaujame į sekančias temas.